Sveiki uogininkai, nors laukia yra labai daug sniego, bet ūkininkai turi ką daryti. Ir šiandieną randamės puikiam ūkyje braškė ir avietė, kuriuos prižiūri ir puoselėja Tomas ir Irena. Ir šiandieną darbas yra didžiulis, tai yra išsaugoti tunelius. Jie kainuoja daug, sniegas juos gali labai greitai sulaužyti, plus avietės reikia nukarpyti, žodžiu, darbo yra daug ir ūkininkai turi padirbėti net visą žiemą. Mes esam braškė ir avietė, įsikūrė Vilniaus rajone, auginam braškės, avietės ir grybus. Tomai, tavo ūkis praktiškai parodomasis ir toks pavyzdinis, galima sakyti, va, sniegas krenta, kaip tik, bet tu turi ir tunelių, tu turi ir lauke pasisodinės, ir vasarinių, ir rudeninių aviečių, ir braškių įvairių pačių. Ar ne, tu taip išsidėlioji, kad tau visą vasarą būtų skirtingas derlius? Kaip pasakyti, žiūri, kad skonis būtų geras, tas skirtingo to tokio nebūtinai. Svarbiausia, kad geras skonis būtų. Ruoga didelė, graži. Tai skonis tai dėl savęs ir dėl žmonių, dėl klientų, tas kas valgo, ne? O gerai, o tu gali uogininkam kitiem išduoti, kokias veislės tu augini? Taip, iš braškių, tai kas rumba pagrindinė, pati geriausia, iš remontantinį, tai nežinau, turėjom San Andrėsą irgi, kaip pasakyti. Vieni patinka, kitiem ne, čia kiek žmonių, tiek nuomonių. Skoniai skirtingi. Taip. O kokias dar teko bandyti? Tai visokių, Azija, labai faina Azija, braškės, kas dar ten, Kristina, Malvina, Allegro, labai derlinga, labai daug jos tik susmulkėja, bet šiaip labai turėtų būti pelninga, bet kažkaip ją išankstinus. Ai, šitaip anksčiau, kad jinai derėtų reikia. Tai jų daug yra, aišku, tas skonis gal šiek tiek ir silpnesnis aromatas, bet... Tai dabar kiek veislių tu pasilikęs, nes tu pratestavęs, man atrodo, gan daug. Tai kiekvienais metais skirtingai, dar vis testuojam. Vis mokinės, taip ir sako, kad ūkis tai yra nenustojamas mokinimasis. Taip, tikrai taip. Ir nuo žemės priklauso, nuo visko. Nuo substrato, nuo žemės, nuo laistymo, nuo temperatūros, labai nuo saulės. Jeigu pavasaris apsiniaukęs, tai gali ir tai net turėti didžiulės įtakos. Gerai, kaip tu sugalvoji, kad tau reikia tunelių? Nes tai yra geras dalykas. Kad paankstint derlių ir pavėlint. Ir pailgint sezoną turbūt, ne? Tai tu galima sakyti, pas tave derlius kada prasideda braškės? Kokią gegužės mėnesį pabaiga tuneliuose jau turi? Jo, jau būna. Jau gegužės pabaigoje. Jau tuneliuose pradeda derėti. Ir tu faktiškai braškės, paskui... Avietės, tuneliai irgi paankstina šiek tiek. Ir kada baigiai tada sezoną pernai? Paskutinės avietės skynėm lapkričio 17. Lapkričio 17 paskutinės avietės. Paskutinės ten jau ieškojimai. O skonis? Skonis, kaip, saulės mažai. Bet kai nėra pasirinkimą, iš kur daugiau imti. Nes aš vaikščiojau, žiūrėjau, tai dar net yra tokios pusiau sunokę, nesunokę, bet jos jau taip ir sušalę jau likę, jau nespėjo. Tai ir matos čia labiau. Jo, yra tų uogų. Šaldytų galima dar pavalgyti. Gerai. Kokie darbai iš tikrųjų laukia žiemą, nes tu sakai, ūkininkai niekada nesnaudžia ir žiemą jūs turite begalės darbo irgi. Kaip apsnigta, tai ką tu padarysi? Nekasi. O jeigu nėra sniego, tai visą laiką gali ir pagenėti, gali internete pasėdėti, paieškoti veislių, apie trąšas pasimokinti, apie tiekėjų sodinukų pasiieškoti. Gerai, bet dabar žiūrėk, pas tave prisnigo labai daug ir tuos tunelius reikia gelbėti, ne? Šiandieną vienas iš tų darbų ir gelbėti reikia tam tikrų metų, kada yra ne per šalta, kad plėvelė nelūžinėtų, netrukinėtų. Tai va šiandieną lengvas atlydys, už tai mes atvažiavom kartu su pagalba, kad pradėtų tau nukasti ir atlaisvinti šonus. Kaip tu juos gelbėjai? Tiesiog purtai su pagaliu kažkokiu? Taip, turim tokį. Pasigaminęs. Vis testuojam, vis bandom, vis lūžtam, niekur, kaip pasakyti, nenueisi į parduotuvę ir nenusipirksi pagalio sniegui daužyti tunelę, mane. Turi susigalvoti pats, tai va, vis konstruojam. Tai tu patį viršų numuši, kad jis nučiuoštų į šonus, o paskui šonus pakeli,
sniegas su... Į vidų įkrenta, kad jis nesulaužytų visko ir viskas, ar ne? Gerai. Dabar žiema jau pats laikas genėti avietės visas, remontantinės būtent, teisingai. Ir tu jas kerpi kiek nuo žemės. Gal mes galėsim pabandyti pasimokinti pas tave, kaip genėti? Žinoma. Nežinau, aš tai kerpu žemėje. Ai, netgi... Aš tai pačioj žemėje. Pačioj žemėje nesimato nieko. Taip. Aha. O bandai... Kiti palikinėja, kiti ten palikinėja vieną pumpuriuką, kiti ten iš vis, aš tai stengiuosi kokį centimetrą žemėje. Po žemė, tu sekatorių po žemė ir nukerpi. Aha, sekatoriaus negaila. Yra tų sekatorių. Žiemą gali pasigalasti, per žiemą susitvarkyti. Tavo šeima susitvarko su ūkiu? Susitvarko, kol dar esam, kaip sakant. Tai... Ar samdot darbuotojų, kada reikia derlių skinti? Tai padėti, jo, per derlių tai jau reikia. Reikia, kiek dar papildomai? Na, įvairiai, 4, 3, 5, čia jau. Supratau. Priklauso, labai sunku rasti žmonių. Jo, Niekas daug kur. Nori lenkti nugaras. Niekas nenori, teisingai, bet iš tikrųjų tavo derlius, tas sezoniškumas, ištempimas, tai yra gerai, kad tu darbuotojus gali laikyti ilgiau ir, ta prasme, jiem darbo suteikti, nes surasti ten, tarkim, tik tais nuskint šilauogę ten 20 dienų, tai yra sunkiau rasti darbuotoją, negu pasakai, kad nuo pavasario ten pabaigos iki rudenio vėlyvo tau bus darbo, tai toks darbuotojas labiau motyvuotas, kai ilgiau to darbo turi. Dabar tavo ūkis įsikūręs Dūkštos kaime, tai yra labai palanki vieta vežti avietės iki didmiesčio. Iki Vilniaus. Netoli. Iki centro Vilniaus 25 km. Nes aš dažnai sakau, kad, nežinau, pritarsi, nepritarsi, kad avietininkai turi gerai įvertinti atstumą ir netgi kiek važiuos per žvyrkelį. Dėl to, kad avietė labai susikrato. Tai tavo atžvilgiu tu čia tik asfaltų čiukšti ir jau Vilniui viskas. Nu taip, išvažiuoju, asfaltas, va čia žvyrkelio 100 metrų. Ir viskas. 50. Jo. O klausyk, aviečių prieaugini pakankamai, ar pritrūksti, ar per daug, kaip pas tave yra su derliais? Ar perka gerai? Perka gerai, žmonės mėgsta, turim savo klientų, čia nuo kelio žmonės mato, sustoja nemažai, Facebookas. Jo. Parduodam Facebook'e, į turgų vežam irgi žmonės mėgsta. O atvirų durų, atvirų vartų dieną darai, kada gali atvažiuoti ir tiesiog pasiskinti patys? Ne, dar šitą nepraktikuojam. Braškės bandėm leisti, tai viskas tvarkosi braškėm, bet avietės, tas jautresnis daiktas, ant šitų šakų kaip auga, jos kabo, truputėlį pukšt, nulūš ir čia visas žalias uogas. Ir prarandi visą keketą. Buvom, kaip pasakyti, porelę tokią. Labai norim pasiskinti, nu tai eikit pasiskinti. Nu ir ką paskiau, žiūrim, kad labai, nežinau, gal to įlūžta ir viskas. Jautrus augalas. Užsilenkia ir maitinimo negauna ir visa kekė iš tikrųjų... Jautrios, pavyzdžiui, vasarinės, čia rudeninės, tai trumpi jie, vasarinės tai būna dar ilgesnės, tai dar atsargiau turi žiūrėti šitą dalyką. Tai nelabai praktikuojam. Aš matau, tu tikrai toks mėgstantis technologijos ir tunelis, ir laistymo sistema, ir plevelė, kad nereikėtų tiek ravėti, ar ne? Ir kiek į bėginį metrą palieki aviečių stiebų, nes tas labai svarbu irgi. Įvairiai, 10 maždaug 12, jo, taip žiūri, kad... Jau kas per daug silpnesnius visus iškerpi sezono metu, kad jie nekonkuruotų ir be reikalo medžiagų tiesiog nenaudotų. Gal daugiau žiūri pagal šitą vietą, kad maždaug kas 10, kas 15 cm maždaug būtų šaka. Kai tu išdėlioji... Ne pagal žemę. O čia kaip išsidėlioja, kad graži siena tokia gautųsi, kur dera. Čia tai jos pasilenkia ir viskas, gali eiti iš krūvos mažiau ravėti. Taip. Jo, kai iš krūvos eina, o paskui išlankstai tu ją suformuoji, nes matau, siena suformuota labai gražiai, iš tikrųjų atrodo taip tankiai, taip gražiai, kas geras sprindis po stiebą ir tų šakučių daug. Ar bandėjai skaičiuoti, kiek gauni nežinau, iš hektaro, iš aro, kiek tu tiesiog skini, parduodi ir viskas. Ir nesuki galvos, žiūri. Gerai. Labai smagu matyti iš tikrųjų tokį gerą ūkį, taip gerai paruoštą, taip įtemptą, pririštą, šakutės nuo apačios iki viršaus sudėliota. Tai iš tikrųjų super, tiesiog džiugu. Ir aš tikiuosi, kad daugiau žiūrovų atsiras tokių, kurie
tas, kas svajoja turėti ūkį aviečių, tai pagalvos ir apie tunelius, pagalvos apie tai, kaip paankstinti, pavėlinti tą patį derlių ir turėti ir avietėm, kas labai svarbu, tuneliai neleidžia nulyti derliui, teisingai, nes avietės labai lepios, jeigu ruduo būna lietingesnis, tai avietininkai kitą kartą sako, mes tiesiog neturime aviečių, nes visos supelyje supūna ant šakų, pas tave tas negresia faktiškai. Tuneliuose ne. Gera investicija, man labai patinka. Kaip galvoji, kokių darbų galime šiandien padaryti pas tave? Galim sniego likučius padaužyti, galim pagenėti va tunelį, lauke tai nieko nepadarysim. Gerai. Kasti, kaip sakant, palaukim, kol nutirps geriau. Truputį nutirps ir tada galima jau bus viską susitvarkyti. O viduje tai vat yra. Parodysi kelis kirpimus, kaip atlikti, o mes paskui, aš net atsivežiau tokį įrankį. Šiaip jisai vadinasi ravietuvas, bet labai įdomiai diskai priešingai juda ir pabandysime pagenėti avietės. Gal tai pagreitins tau priežiūrą. Tu pasakysi, ar tinka ar netinka. Gerai. Ir sekatorių turim, visą laiką pasiruošęs genėti. Ne, tu irgi turiu, kažkur turėjau. Kažkur tai jau. Va. Viskas. Yra sekatoriai. Gerai, einam pabandyti padirbėti kažką tai. Iš tikrųjų, darbas atliktas, viena eilė sutvarkyta, nugenėta. Ar daug darbo, ar sunku? Na, kai daug žmonių, tai tikrai nėra sunku, bet jeigu reikėtų dviese arba tryse. Tai... Arba vienam, tai būtų tikrai labai sunku. Ir dar kaip pagalvoju, jau žiemo darbo yra tikrai labai daug. Bet toks prasimankština kūnas, ne tai, kad sėdėtum ant sofkutės, o turi eit genėti, sniegą purtyti, karpyti, ruoštis kitiems metams, tai to darbo ar nebaisu tokiam? Nėra baisu, aišku, smagiau vasarą, kai gali paragauti. Aha. O dabar gaila nėra ko paragauti, bet darbas yra darbas. Sušalę visos. Bet iš tikrųjų apie ūkį aviečių galvotum, ar taip nelabai? Gal nebent kažkiek dėl savęs, bet jau taip, kad labai smarkiai verslauti, gal ne. Bet įsitikinai, kad tikrai tos lietuviškos avietės yra tiek daug meilės, tiek daug darbo įdėta, nepripurkšta, kad tikrai galima užauginti geras uogas. Dėl savęs tikrai, dėl artimųjų tikrai galima auginti ir tikrai rodo nuotraukų labai gražių, labai didelių aviečių, labai skaniai atrodė, bet... Seilės kaupėsi net klausant. Gerai, ačiū labai, kad pamėginai darbus ūkyje, o pabandysim paklausinėti dar purtytojo, kaip jam sekasi. Labą dieną, Linai. Iš tikrųjų, šiandien visą dieną purtot, atsakingas darbas, kad nesuplyštų plėvelė, kad tie šiltnamiai tuneliai tiksliau, ilgai dirbtų, ilgai galiotų, ilgai laikytų šildumą. Kaip jums sekėsi? Na, iš tiesų, iš pat pradžio atrodė, kad čia pakankamai lengvas darbas, biški padaužai, bet tas sniegas, jau biški pliusiukas pasidarė sunkus, tai jis taip lengvai nesileidžia, bet padirbėjusi biški pamušus, tai sniego biški prikratė. Bet čia virš kelienių gerokai, tai iš tikrųjų tikrai daug to sniego. Jeigu kas matote per kamerą, tai darbo atliko labai daug. Ir po visos dienos tokio fizinio darbo, kur labiausiai jau jaučiasi? Nu, iš tikrųjų, rankos biški pečiai, taip, ne? Toks biški dažytą darbą primena lubas. Supratau, kai reikia eiti. Ir dar to sniego yra, tai dar eisim, eisim dar purtyti. Jo, eisim dar baigti. Neišgąsdino tas darbas? Bet čia toks vienas lengvesnių. Nu, neišgąsdina, bet iš tikrųjų, žinai, ant kiek tai yra atsakingas, jeigu nedadarysi iki galo, gali būti rimtų nuostolių. Tai... Teisingai sako, tai iš tikrųjų ačiū labai, kad padedat. Aš manau, pasimatavot ūkį, pasimatavot darbus, čia vieni lengvesnių darbų, o kai reikia skinti, ravėti, prižiūrėti tas pačias avietės, kultūras, netgi pardavinėti, tai yra daug didelio darbo. Tai lietuviška uoga iš tikrųjų tikrai skani, su meile užauginta ir galima tą turėti gerų uogų. Ačiū labai, kad atvykote. Gerai, Tomai, iš tikrųjų diena įpusėjo, tų darbų atrodo pas tave gali ir nesibaigta ūkyje, bet kaip tu manai, kaip sekėsi mūsų žmonėms, kurie atvažiavo pasibandyti tavo ūkį? Puikiai.
tikrai labai. Įveikta kelios eilės ar nesutvarkyta, sniegas nupurtyta, tau jau ramiau bus miegoti. Paprasčiau bus tikrai, atsipūst bus galima. Tomai, iš viso, koks pas tave to ūkio plotas, jeigu taip? Hektaras. Hektaras, nes atrodo tiek daug, čia 5 tuneliai teisingai pas tave. Dar yra aviečių, kur laukia, susodinta braškių laukia, dar tu turi grybų, visur laistymo sistema, visur įtempta, sutvarkyta, padaryta, tos priežiūros tikrai daug viskas prižiūrėt. Nu, yra dar ir kur padirbėt, kaip sakant, kur tobulėt. Tai hektaras, vat jūsų šeimai yra toks idealus dydis, ar norėtum plėstis? Tai, kaip pasakyti, kad dirbam ir kitus darbus, ne tik prie ūkio, tai kaip ir užtektų. Jeigu tik tai užsiminėjant uogom, tai galima būtų ir daugiau šiek tiek, bet reiktų paieškoti ir darbuotojų ir visko. Šiaip galima plėstis kiek tik nori, jeigu tik įdomu. Ar ėmė Tomai kažkokią tai paramą pagelbėti? Taip, gavom jaunųjų ūkininkų. Paramą, tai va, tunelius įsigijom. Aha, būtent už tą paramą tuneliai visi. Tunelius ir šaldytuvą. Ir šaldytuvą, kas labai būtina. Tik vasarą. Labai gerai. Pas jūs mobilus šaldytuvas ar stacionarus? Mašina. Tai jūs skinate, dedat iš karto atvėsinate, vežate į turgų arba perpardavinėtojam ir iš karto atiduodat. Kaip stacionarus tas automobilis, kaip stacionarus. Kaip aš galvoju, kad... Kur reikia, pasivažiuoji iš karto, kad uogas šviežesnės būtų. Nuskini, kai karšta, įdedi, atvėsini ir tada jau jos laikosi ilgiau. Supratau. O išvežioti jau su mažesne truputėlį, nes nėra tų derlių tokių. Tai iš tikrųjų parama pagelbėjo labai stipriai, tikrai galima sakyti, taip padeda. Dabar mes nugenėjom, atrišom, nuėmėm, nukirpom ar ne tas visas avietės, kurios dera rudenį, remontantinės vadinamas, ir mes bandėm genėti ir su tavim diskutavom genint, nes vieni kerpa truputėlį aukščiau, tu kerpi faktiškai lygiai su žeme arba netgi po žemę įkerti su sekatoriu. Kokie privalumai minusai to kirpimo aukščio? Sunku pasakyti, kiek žmonių, tiek nuomonių. Man atrodo, kad kuo giliau nukirpi, tuo mažiau jos plečiasi, tuo mažiau dauginasi, tuo mažiau, atžalų tų būna, tada mažiau reikia rūpintis. Mažiau bėgioja, kaip sako. Aš žinau dar vieną didelį privalumą, tas, kas per aukštai nukerpa ir tada aukščiau prasprogsta akutė, išleidžia aukščiau ir tas aukščiau išleistas daigas būna paprastai silpnesnis ir jį berišant kitą kartą labai lengvai išlūžta, jisai atplyšta nuo stiebuko ir tada prarandama. O kada tu teisingai kerpi žemėje, faktiškai įkiši sekatorių, tada tas stiebukas gali net išleisti naujas savo šakneles ir jisai įsikabina labai tvirtai ir tokie stiebai neišlinksta, neišlūžta ir tas avietės stiebas būna stipresnis gerokai. Kada auga nuo pat žemės, jisai būna gerokai stipresnis. Tai tu teisingai darai, nes užtrunka gali ilgiau, bet tai yra... Įranga truputį kenčia labiau. Įranga, teisingai. Kiek šiandien šlangų nukirpai savo? Reikės suremontuoti. Nieko, bet štai viskas eilė nugenėta. Pas tai 5 tuneliai, vienam tuneliai yra 3 eilės. Tunelio ilgis koksai? 50 metrų. 50, tai 150 metrų yra vienas tunelis ir kart 5, tai 750 metrų aviečių, vien tik tuneliuose, teisingai? 4 tuneliai aviečių. 4 aviečių tuneliai, vienas braškių yra, supratau, truputėlį. Nu tai kas čia gaunasi 600 ar ne, bėginių metrų, tai kuriuos reikia išgenėti, prižiūrėti, skinti, rišti, tai darbo... Yra. 600 metrų darbo. Plius braškės. Bet jeigu įdomu, jeigu patinka, tai kodėlgi ne? O turbūt smagiausia matyti, tai reiškia, kada tas šviežias Lietuvoje užaugintas, neperpurkštas, nepertreštas, su meile užaugintas avietės tu priskini, nuveži į turgų, parduodi ir tu matai laimingus žmonės, vaikus, tarkim, ar ne, kurie valgo tiesiai nuo krūmo ir džiaugiasi. Tai tas visas džiaugiuosi, kad auginat, kad tokios saldžios, skanios, nepripurkštos, ekologiškos ir tą galim įsigyti Lietuvoje, tai labai džiaugiuosi. Taip. Ačiū tau labai, kad priėmei mus, o jums žiūrovams sakau, ačiū, kad stebėjote, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi išmokote kažką, tai kaip prižiūrėti, kaip genėti, kaip turėti ūkį gerą ir susimatysime kitose laidose.